Gerbėmieji, laidos pradžioje sakiau, kad mes turim tokią nedidelę, rubriką su FinB pasidarėm ar ne, kas mums duoda galimybę parodyti smulkių verslų. Tai tokia abipusė nauda, ne, ir atsiranda galimybė visiškai smulkius, netgi mikroverslus parodyti, kuriuos jūs sufinansavot. Taip, teisingai. Tai verslas, kurį netrukus pamatysite, tai yra vienas iš mūsų klientų, kurį mes neseniai finansavome. Aš galvoju, tie mažiukai, taip, mikroverslai, su kokiom problemom jie susiduria dažniausiai, kai jiems reikia susifinansuoti? Susiduria tai su įvairiom problemom, bet kalbant apie finansavimą, tai turbūt prieinamumas didžiausia yra problema. Ką reiškia prieinamumas? Prieinamumas prie finansavimo. Taip. Jeigu konkrečiai... Tiesiog jiems neduoda pinigų nieks. Teisingai, paprastai taip kalbant. Visur yra ta pati problema, ne, bet Europos komisija praeitais metais atliko apklausą visoje Europos Sąjungoje, kokia yra situacija prieinamumo, ypač smulkiam, tokiam mažam verslui. Tai Lietuva yra paskutiniai vietoje pagal finansavimo prieinamumą prie bankų. Tai jeigu skaičius įsireikšti, tai iš visų paraiškų smulkaus verslo, kur verslas kreipiasi į banką, tai Europos Sąjungos vidurkis, kad 7% yra atmetamų paraiškų. Lietuvoje 30%. Tai Lietuvos bankai skupiausi. Teisingai, skupiausi. Kadangi konkurencija tarp jų maža, tai jie čia ripikina iš principo. Ar tą verslą finansuoti, ar ne. Dydis per mažas, neįdomu. Kažkas neaišku, reikia daugiau pasigilinti, irgi tokiu verslu neapsiema finansuoti. Tai ta finansavimo prieinamumo problema yra opi Lietuvoje. To pasiekoje yra tokių alternatyvų finansuotojų kaip mes, kurie konkrečiai dirba su tokiu smulkiu verslu. Suprantai, išsiaiškina poreikį ir gali sprendimą pasiūlyti. Iš tikrųjų suprantama, kai bankas turi daug klientų, yra didelis rautai, dideli kiekiai jiems gilintis, bet net nežinau, sekančių mūsų verslo kokią apyvartą. Nepameni? Turbūt keliasdešimt tūkstančių eurų per metus. Per metus, jo. Tai va, gilintis į tokį keistą, plus tema tokia, mes netrukus atskleisim, labai keista, ne? Taip. Tai, turbūt, kad aš irgi gal būdamas bankininkas patingėčiau, sakyčiau, eik tu kur nors pasieško. Kita vertus, tai būtent tokie verslai yra Lietuvos ekonomikos variklis ir sukuria ženklę BVP dalį visos ekonomikos. Ir tokie smulkus SVV verslai sudaro apie 90% Lietuvoje veikiančių verslų. Tai jeigu neatsiranda finansavimas, jie nepakankamai auga ir to pasiekia Lietuvos ekonomika, ne taip sparčiai vystosi. 9% turbūt sudaro VV, o ne SV. Taip. Bet, tai šiaip bendrai Europai tas procentas yra gana aukštas. Jo, apskritai smulkus verslas, prieinamas prie kapitalų, jiems yra sudėtingas. Tai yra problema, kurią bandom spręsti mes jau. O tiesa, gali išduoti, kokius procentus tada jūs paimat už tų finansavimą? Tai turbūt priklauso nuo keisų, nuo kredito rizikos, kadangi mūsų kainodara tiesiogiai priklauso nuo rizikos, kurią prisiema mes kaip investuotojas. Tai tos palūkanos gali būti nuo 8% per metus iki 24% per metus, kur jau super riski verslas. Kur nieko neturiu užstatyti ir sakau, tiesiog duok pinigų ir manim patikėk? Kur verslas įsikūręs prieš mažiau negu metus, generuoja kažkokias pajamas, turi 1-2 klientus per paskutinius 6 mėnesius, bet super nestabilu, finansų dar nelabai yra, bet jau yra kažkoks pajamų srautas, ant kurio būtų galima kabintis. O kaip jūs, jūs irgi verslas esate, ne labdaros kompanija, kaip jūs vertinat riziką tokią? Visapusiškai. Tai turbūt iš kreditų rizikos pusės yra daugiau negu 30 kintamųjų, į kuriuos mes atsižvelgiam, kai žiūrime kiekvieną paraišką. Tai jeigu bankas turi standartinį Excelį, kur nusinčia tau ir prašo išpildyti, tai mes visokiojopai sugebam įsivertinti iš alternatyvių įvairios informacijos šaltinių, kad sugebėtume suprasti, tai kokios yra tos rizikos per tą paskolos laikotarpį, su kuriamis gali verslas susidurti. Jūsų pinigai tai yra privatus pinigai, ką jūs surenkate, ne? Ne europiniai kažkokie fondai. Ne miksas kažkoks. Miksas, iš principo. Tai dabar verslo portfelis mūsų paskolų yra apie 30 milijonų eurų. Tai 6 milijonų eurų yra mūsų lėšos, paskolintos ir tai equity dalis, tada dalis yra Invegos lėšos, apie 5 milijonų eurų, kurios jos mums paskolino. Ir likusi dalis yra retailo investuotojai, kur investuoja į tokias paskolas per mūsų platformą. Bet žodžiu, mes ko ne kiekvieną paskolą taip pat prisidedame savomis lėšomis. Taip sukuriam likvidumą rinkoje, kadangi jis nėra labai didelis Lietuvoje, bet ir tuo pačiu parodom, kad mes patikim to verslu, kurį mes finansuojame ir turim tą vadinamą skin in the game, tokio paskoloj. Tai einam pažiūrėsim, ne? Einam. Kas per verslas. Labadiena. Labadiena. Ilma, padarykime inventorizaciją iš karto, kol dar nepradėjom. Ką FinB jums nupirko? Ką sufinansavo? Aš pirkau štai šitą daiktą. O kas čia toks yra? Čia yra lazerinės staklės. Pjaustimui, graviravimui. Čia man jų reikėjo
savo gaminiams gaminti. Nes anksčiau užsakinėdavau pjaustymo paslaugą pas kitus, bet kol radau, kas padarytų kokybiškai, tai buvo iššūkis. Ir tai žmogų radau tik tai Šiauliuose. Tai siuntinėjimas visų šitų detalių užimdavo labai daug laiko ir stabdė mano kūrybinį procesą. Tai man reikėjo turėti po rankas stakles, kad aš galėčiau bet kada išsipjauti detalės, bet kada kažką pataisyti, patobulinti gaminį ir kad kūrybinis procesas nestovėtų. Kiek kainavo? Daug jis kainavo. Jis apie 8 000 kainavo. Gerai, gerbėmieji. Jūs dar nesuprantat, kur mes esam ir aš dar nelabai suprantu, kur mes esam, bet nepaisant šito verslo mažumo ir smulkumo, kiek padarėte apyvartos pernai šitas verslas? Pernai apyvartos kažkur apie 25 tūkstančius. 25 000 eurų. Taigi, apie ką yra jūsų verslas? Ką jūs gaminat, parduodat? Skruzdėlių auginimas ir nameliai joms. Taigi, mano pats pirmas kūrinys, štai toks. Čia yra skruzdėlių ferma koriukas. O žiūrėk, čia ir tai yra skruzdėlių didelė. Taip, žinoma, čia yra 3 metų skruzdėlių šeimyna. O, kaip įdomu. Čia iš vis pirmas jūsų gaminys? Čia ne tai, kad pirmas gaminys pardavimui. Ta prasme, pats pirmas gaminys, aš vėliau galėsiu apie jį dar papasakoti. Savo nedarė turbūt. Taip, aš savo dariau. Čia seniai buvo, bet jis iki šiol čia stovi. Čia žiūriu atvirą, neišlipa tos skruzdėlės lauk? Čia pasižiūrėkit į vidų, yra juostelė vazelino. Ok. O šitos skruzdėlės labai nemėgsta vazelino. Būtent šitos ar visos skruzdėlės? Ne visos. Šitas vazelinas laiko, kitų nelaiko. Yra, kurių nelaiko. Tie nuo pabėgimo medžiagos skirtingom rūšim skiriasi. Tai va, o šitos nemėgsta vazelino. Iš pradžių, bet jos savo sumanumu stebina. Kai tik ištepiau vazelinu, iš pradžių jos bandė pasidaryti takelį per vazeliną. Kokiu būdu? Visokios šiukšlės mesdamos ant vazelino. Okay. Bet aš pamatau, kad jau takelis jau į pabaigą, naują sluoksnį padarau, atnaujinu vazeliną. Jos dar pabandė, vėl atnaujinu, dar pabandė, po kelių kartų nustoja. Okay. Ar čia yra kažkokia specifinė rūšis, būtent pritaikyta laikyti... Kaip šitas daiktas dar kartą vadinasi? Formikarijus. Formikarijus. Ar skruzdėlynas miške irgi vadinasi formikarijus, ar tik tai dirbtinis namelis? Dirbtinis formikarijus. Ok, supratau. Tai čia yra specifinė rūšis, aš iš miško negaliu šeimynos užsiveisti. Specifinių rūšių konkrečiai išveistų formikarijams nėra. Aha. Jos neegzistuoja. Visos rūšis kažkur gyvena gamtoje. Okay. Bet vienos rūšis yra tinkamos laikyti formikarijose, o kitos visiškai netinkamos. Ir tos miške, kurios stato didelius skruzdėlynus, tuos, kurias, visi labiau pažįsta tas skruzdėlės, nes mato tos didžiulius skruzdėlynus, jos laikyti formikarijose visiškai netinkamas. Kodėl? Tai yra probleminė rūšis, kad įsiveisti, pavyzdžiui, pačiam iš gamtos pasiimti ir įsiveisti skruzdėlių šeimą, reikia rasti apvaisintą motinėlę visų pirma. Reikia žinoti, kada jinai skraido, kaip atrodo apvaisinta, kaip neapvaisinta ir panašiai. Tai va, ir tada galima pasiimti motinėlę, bet tos rūšies, kur tos didelius skruzdėlynus stato, ten vadinasi formika rūfa rūšis, arba kitaip rudoji miško skruzdėlė, ir jinai yra labai isteriško charakterio. Ir purškia daug rūgšties. Turi rimtas rūgšties liaukas. Ir jeigu ją šiek tiek sunervinti, jinai prisipurškia tiek rūgšties, kad uždaroja erdvėje pati numiršta. Okay. Tai va, tai vienas sunkumas yra pasiimti motinėlę, jos nesunervinant. Tai jau yra iššūkis. Bet čia sunkumai nesibaigia. Jeigu ir pasiema motinėlę, jos nesunervinant, jinai pati negali įkurti naujos kolonijos. Jai reikia vergių. Vergių. Taip. Kurios ją aptarnautų iki tol, kol išsiris pirmoji jos karta. Taip pat jom reikėtų, net jeigu mes ir tą įvykdom, jom reikia daug vietos. Pas jos kolonijos labai didelės ir jom reikia daug vietos. Na gerai, daug vietos mes galim kaip ir didelį akvariumą kokį nors įrengti ir taip toliau, bet joms būtinas pusę metų žiemojimas. +5, +7 laipsnių temperatūra. Dėl to yra daug paprasčiau auginti kitas rūšis, kurios daug geriau gyvena ir, pavyzdžiui, šita šeimyna gyvena 3 metus ir šito formikarijos jos neišauks.
Čia tiek, kiek jų yra, tiek ir bus. Jos miršta, kaip nors keičiasi, čia gyvenimo ciklas vyksta kažkoks. Motinėlė gyvena 10, 15, kai kurių rūšių 20 metų. Bet darbininkės neilgamžės. Darbininkės gyvena tik kelius mėnesius. Tai va, bet motinėlė nuolat deda kiaušinėlius. Va čia va dar biškiuką jas panervinsim. Aha, čia uždengiat, jūs nemato per tą raudoną ar kas? Raudoną šviesos jos nepriema kaip šviesos. O dabar skaitykim išardėm skruzdėlyną. Ir jos va visos susinervino. Tai va čia va yra lervutės, lėliukės, va yra šviesus. Taip, matau. Tai va, tai čia yra būsimos skruzdėlytės. Tai kaip jums, Ilma, gimė tokia idėja užsimti skruzdėlėm? Netyčia. Žodžiu, buvo taip. Dabar aš padėsiu, man jau sunkoka laikyti. Tai va, tiesą pasakius, aš skruzdėlėmis ir šiaip gamta domėjausi nuo pat vaikystės. Ir dar vaikystėje turėjau tokią mintį, kad kaip gerai būtų, kad skruzdėlynas įsikurtų kur nors šalia stiklo, kad galima būtų ateiti ir pro stiklą pažiūrėti, kas viduje skruzdėlyno. Tai va, tokia mintis man jau vaikystėje nedavė ramybės. Bet apie auginimą namie, aišku, aš tada dar nieko nežinojau. Vėliau netyčia radau video YouTube'ai, kad kažkur Rusijoje žmogus augina skruzdėles namuose. Na ir pradėjau ieškoti daugiau informacijos ir radau daugybę informacijos, kad visam pasaulyje daug kur laiko skruzdėlės namuose. Ir kad rūšių ten yra įvairių, viską. Prisirinkau tos informacijos, Lietuvoje dar nieko nebuvo. Niekas nepardavinėjo Lietuvoje nei skruzdėlių, nei jų namelių. Tai va, paskui rinkau informaciją ir nusprendžiau, kad man reikia. Ir štai prieinam prie pirmojo mano rankų darbo formikarijos. Pati čia pasidarėt? Taip, čia yra būtent pats pirmasis mano formikarijus, grinai rankų darbas, be jokios įrangos, kniedės su knedikliu, suknėdytos, aišku, šiaip grinai rankų darbas viskas. Tai va. Čia dabar, aišku, nebegyvena tos skruzdėlės, kurios gyveno. Čia gyvena kita skruzdėlė. Viena? Taip, jinai viena, čia tokia, su jie irgi atskira istorija. Tai va, tai čia pirmas tas formikarijus, kurį aš pasigaminau savo rankomis, nes Lietuvoje pirkti nebuvo nieko. Ir pirmoji rūšis, nuo kurios pradėjau, tai juodoji sodinė skruzdėlė. Tai yra ta skruzdėlė, kur ant visų šaligatvių laksto tokios smulkios juodos. Jų visur pilna. Visose pievose jų daržininkai nekenčia, nes amarus augina ant rožių, ant obelų ir panašiai. Tai pirmoji mano kolonija buvo būtent Lazius niger. Sulaukiau, kol skraidys, susiradau apvaisintą motinėlę ir auginau kurį laiką būtent šitą rūšį. Dabar po truputį pradedu grįžti prie Lazius niger ir darau šiek tiek eksperimentus. Tai va, su jom bandau padaryti startą iš kelių motinėlių. Aha. Ir galvoju, jūs paminėjote tokį žodį, darau eksperimentus su skruzdėlėm, o čia jums kokie gamtos mylėtojai žalieji nepriekaištauja, kad jūs kankinat skruzdėlės? Ne, aš jiems sudarau labai puikias sąlygas gyventi. Aha. Čia nėra gyvūnų čia yra laukiniai gyvūnai, ne vis tiek, vabzdžiai. Dabar taip. Motinėlės, kurios naujos užauga gamtoje, jų išgyvena labai labai mažai. Didelę dalį sulesa paukščiai. Didžiulę dalį sumindo praeiviai ir pervažiuoja mašinos. Didžiulė dalis šiaip žūna, neradę vietos lizdui. Galvoju, ar jūs galite padaryti mūsų žiūrovą tokią ekskursiją? Matau, pas jūs yra daugybė tų namelio, nuo mažiausio tokio iki didžiausio. Ką kiekvienas šitas namelis turi savyje, kokie nors atskiri kambariai, kas čia patogumai. Taip, dabar... Kad mes truputėlį sudarytume vaizdą apie ką čia. Tiesiog skruzdėlėms ko reikia? Skruzdėlėms reikia tinkamos temperatūros, tinkamos drėgmės. Aha, čia labai šilta. Ir maitinimo. Šiaip skirtingos rūšis, pavyzdžiui, yra rūšis, kurios sandėliuoja sėklas. Joms reikia ir sausų, ir drėgnų kamerų. Yra rūšis, kuriom to nereikia, kurioms tinka tik drėgnos kameros. Tai pavyzdžiui, gipsinis lizdas šitom tinka. O kitom reikalinga, kad būtų ir drėgnos, ir sausos kameros. Tai va tie formikariai, kurie yra gaminami, jie būtent gaminami universalūs. Kad būtų ir sausų, ir drėgnų kamerų, kad tiktų visom rūšim beveik. Čia gyvena tokia egzotiška rūšis. Va ten viduj. Jinai dar neįsikūrė pilnai. Ten viduj yra tokia žalia skruzdėlė. Aišku, per mėgintuvėlį ne taip gerai matosi, kaip norėtųsi, bet... Šita rūšis kuom ypatinga. Kodėl jai netinka paties
universalūs formikarijai. Nes jos savo lizdus daro augalų lapuose. Čia yra specialiai sodinti gyvi fikusai. Tai dabar, gerbėmėjai, vyksta prekių atkrovimas. Ilma gavo užsakymą, skruzdėlių maistą tieksi, taip? Taip. Reikia išsiųsti. Taip, reikia žmogui išsiųsti skruzdėlių maistą, nes užsisakė, apmokėjo užsakymą ir dabar, kadangi pasibaigė sufasuotas, fasuoju, užsisakė baltymų rinkinį, tai įvairių džiovintų vabaliukų. Niekas, čia toks darbas čia kaip vaistiniai, 2 svirpliai, 2 lervos, kas čia? Čia yra milčiaus lervos džiovintos, čia yra svirpliai džiovinti. Toliau dar eina į rinkinuką džiovinti pinkai. Ir čia skruzdėlės minta šitais. Taip, skruzdėlės visai mėgsta tokiuos. Nu va, pasiėmėm džiovintų pinkų. Po to eina džiovintas baltyminis maistas. Tai yra, šitas baltyminis maistas yra padarytas taip. Džiovintos mūsų lervos sumaltos ir pridėta papildomų mineralų. Bet čia va, toks labai, kaip čia, nenoriu sakyti, juokingas dalykas, bet šitos kolbutės savikaina tai yra labai nedidelė, bet jums reikia po vieną svirplių surinkti, sudėti, išsiųsti. Savikaina pati nėra didelė, bet taip, čia... fasavimas, buteliukai atskirai pirkti, tai valstybei mokesčiai. Tai aš tą ir noriu pasakyti, kad ir išbrangsta, turinys nieko nekainuoja, kainuoja jūsų fasavimas, šitie fasavimas, buteliukai, siuntimai, mokesčiai, va tokie dalykai. Ir Šimonytės alga dar biški čia kažkiek kokia. Nu taip. Čia užsakymas yra va tokio dydžio. Tokio dydžio. Tokio dydžio. Ir kokia kaina va tokio užsakymo? Be siuntimų 16 eurų gaunasi. Aha, supratau. Taip, tai yra... Kaip ir atrodytų tikrai brangoka, bet sakau, kadangi tai sudaro ne tik pats turinys kainą. Taip. Tai pats... Kiek laiko skruzdėlės maitinsis? Ilgam. Čia ilgam, žinokit. Čia... Na, aš nežinau pas užsakovą kokio dydžio kolonija šiuo metu. Bet net ir nemažai kolonijai šito maisto, nemažiau kaip pusė metų. Dar daugiau, sakyčiau. Okay. Tai jos valgo nedaug. Tai šiaip auginti ir laikyti skruzdėlės nebrangus užsiėmimas? Ne, nebrangus. Kaip pasakyti, vis tiek tai yra mano hobis ir man yra įdomu. Vienoje pelkėje susiradau savo mylimiausios lietuviškos skruzdės lizdą. Tai yra reta rūšis ir jų aš neliečiu. Aš jas palieku visas gamtoje. Aš jom tik tai kartais jas aplankau ir nuvežu sirupą. Tai viskas, ką aš su jom darau. Aš jas tiesiog stebiu gamtoje. Tarp kitko parodysiu, kaip atrodo jų motinėlė. Aš ją nusipirkau iš Lenkų. Kiek kainuoja nusipirkti vieną skruzdėlę? Va, aš ją nusipirkau iš Lenkų. O kokia rimta skruzdėlė. Tai va, tai yra, sakau, Lietuvos pati gražiausia man rūšis. Jos lietuviško pavadinimo nežinau, gali būti, kad ir nėra. Lotyniškas kamponuotus ligniperda. Tai kiek kainuoja tokia skruzdėlė viena? Žinokit, labai nuo daug ko priklauso. Žirklės kažkokias, nuo kiek iki kiek? Kai yra pasidėta kiaušinėlių, vien motinėlė su kiaušinėliais, pavyzdžiui, šitos rūšies, nuo rūšies irgi priklauso. Galima už kokį, kaip kur, už 15, už 20 eurų galima nusipirkti. Viena skruzdėlė 20 eurų. Taip. Jeigu bus darbininkių, iš karto kaina kyla. Gerai, biški per kainas perikit. Vat žiūri žiūrovą ir sugalvoja, kad irgi nori turėti savo koloniją. Kiek kainuoja formikarijus, kiek kainuoja šeimyną ten susidėti, susiruošti viską? Šiaip yra tokia... Startinis paketas. Taip, yra būtent rinkiniai. Pas mane startinis paketas, tai va, galiu parodyti pigiausias rinkinys. Beveik 70 eurų. Brangiausias šiuo metu pas mane yra 115. Bet čia be skruzdėlių? Čia su skruzdėlėm. Tai už 100 eurų galiu startuoti? Taip. Čia į rinkinį įeina viskas. Ir formikarijus, ir skruzdėlės, ir maisto startinis paketas, priežiūros priemonės. Tai yra viskas, ko reikia pradžiai. Plus, prie to pačio žmogus gauna mano konsultacijas. Ok. Kiek jūs Lietuvoje turit klientų? Kas čia perka tas skruzdėlės Lietuvoje?
Labai įvairių žmonės. Yra kolekcionierių, kurie tiesiog užsisako konkrečią rūšį, kurios jie nori ir apie kurią svajoja. Iš tikrųjų yra labai brangių rūšių. Galima už vieną skruzdėlį ir kelius šimtus eurų sumokėti. Bet aišku, tai jau egzotika. Tai gerai, aš taip greit skaičiuoju, jeigu jūs turėt kokius 25 000 eurų pajamų, ne, vidutinis komplektas koks 100 eurų, tai jūs turit, kiek? 200 klientų maždaug Lietuvoje. Kiek iš jų yra užsieniečiai? Aš praktiškai be konkurencijos esu Pabaltyje. Jūs esat monopolistė? Na, ne visai taip, nes aš niekam kaip ir neuždrausta ateiti į rinką. Jeigu kažkas nori ir turi pakankamai žinių, jie gali ateiti. Žinot, kad jeigu jūs perlipat 40% rinkos, jums reikia konkurencijos tarybos pritarimo. Jeigu norėtumėt sandorį kokią nors atlikti. Bet aš niekam nedraudžiu ateiti į rinką. Prašom. Prašom, kas norit. Reikia noro, galiu pasakyti, ko reikia. Reikia noro, reikia entuziazmo ir gilinti savo žinias. Ir viskas. Jūs esate skruzdėlių auginimo monopolistė Lietuvoje. Ar matote, kaip išplėsti savo verslą? Kokios šito verslo perspektyvas? Taip, aš turiu plėtros planų. Aha. Išsiplėsti į tarptautinę rinką rimčiau. Lietuvoje jau viskas, jau užpildėt rinką, galvojate, ne? Tiesiog ne tai, kad užpildyta. Iš Lietuvos aš niekurgi nesitraukiu. Ir visi žmonės, kurie dar atras skruzdėlių auginimo džiaugsmą, jie vis tiek mane galės rasti. Tiesiog mano nuomonė šitai, sritis tokia nišinė. Taip. Labai. Tai va, tai tiesiog Lietuvos rinka galbūt mažoka šiek tiek, norint tikrai rimtą verslą vykdyti. Dabar pas mane yra labai smulkus verslas iš vieno žmogaus ir vienų lazerinių staklių. O kokio dydžio yra didžiausias pasaulyje formikarijų ir fermų augintojas, gamintojas, pardavėjas? Net negaliu pasakyti. Nes jų yra labai daug ir labai įvairių. Šiaip, ir į AliExpressą, kas pardavinėja, labai daug pardavinėja, bet ten aišku irgi reikia atsirinkti kokybę. Nes, kad pagamino kažkas formikarijų, tai nereiškia, kad jis yra kokybiškas. Mano ženklas yra kokybė. Aš kai sukuriu naują modelį, visų pirma pasistatau jį pas save, apgyvendinu jame skruzdėles ir ieškau trūkumų. Ką dar pataisyti, ką dar patobulinti. Ir tik tada, kai jis man pačiai patinka, tik tada aš įleidžiu į prekybą. Dar noriu grįžti prie skruzdėlių gyvenimo. Vis tiek stebite skruzdėlės, ar ne? Ir tai, kadangi tai yra kolonija, tai yra tam tikras socialinis gyvenimas, tam tikra hierarchija. Vasakėte, yra motinėlė turi vergės ir paskui yra darbininkės ir taip toliau. Kokių dar vyksta socialinių procesų, kuriuos mes galėtume išvesti kažkokią paralelę su žmonėm? Kas pas skruzdėlės irgi vyksta panašiai arba nepanašiai kaip pas? Žinokit, stebint skruzdėlės kyla tokia mintis, kad žmonės savo visuomenės taisyklės pagal skruzdėlės pastatė. Nes skruzdėlės gyvena žemėje daug ilgiau. Skruzdėlės dar nuo dinozaurų laikų gyvena. Ir stebint skruzdėlės tikrai matosi labai daug paralelių su žmonėm, nes skruzdėlės turi visą visuomenę. Motinėlė, aišku, yra kaip ir karalienė, bet pavyzdžiui, kaip šeima susideda iš motinėlės arba kelių motinėlių, žiūrint kokia rūšis. Ir, aišku, priklauso nuo to kolonijos dydis, bet esmė yra tame, kad skruzdėlės pasiskirsto darbus. Jos turi profesijas. Konkreti skruzdėlė atlieka konkretų darbą. Yra skruzdėlė žvalgai. Jie vaikšto plačiausiai. Išeina iš skruzdėlyno ir eina toli, feromonais žymėdami taką, ieško naujų maisto šaltinių. Jeigu randa kažkokį maistą, tada lekia daug, tarkim, maisto randa. Jeigu mažai, tai jie gali ir parnešti, bet jeigu daug, didelį gabalą randa, lekia pasikviesti pagalbos. Tarp kitko, Prancūzijoje vieną kartą irgi stebėjau tokį reiškinį ir radau skruzdėlių. Ir daviau joms mėsos gabalą. Bet tokį taip, smarkiai per didelį vienai skruzdėliai. Galvojau, atlėks kareiviai turbūt ir su savo tais stipriais žandikauliais sukarpys ir suneš. Ne, jos sugalvoja kitaip.
Žvalgai aptiko tą mėsos gabalą, nulėkė iš skruzdėlyno pasikviesti pagalbą. Pasikvietė, atlėkė kompanija skruzdėlių, tokia nemaža, ir vienos pasiskirstė į 5 grupės skruzdėlės. Vienos įsikibo į priekį ir pradėjo tempti. Kitos į galą pradėjo stumti. Dar 2 grupelės iš šonų varto šonus, kad už nieko neužkliūtų. O 5 grupelė atvalinėjo kelią nuo šapelio. Ir taip jie nusitempė visą gabalą į skruzdėlyną. Dar pratęsiant apie profesijas, tai yra tie žvalgai, kurie ieško, yra maisto rinkėjai, kuriuos būtent atsikviečia, kai reikia, daug sunešti. Yra valytojai. Jie išeina iš lizdo labai trumpam išnešti šiukšles. Daugiau jie praleidžia savo visą laiką valydami lizdą. Kad ten būtų tvarka, kad ten nebūtų pelėsio, nebūtų grybelių ir panašiai. Yra sargai. Jie būdi prie įėjimų, kažkur aplinkui. Ir būtent sargai užpuola, kai mes per daug arti prisiartinam prie skruzdėlynų. Okay. Tai va. Toliau yra pavadinkim auklės. Tai yra tos skruzdėlės, kurios augina lervutes, jomis rūpinasi. Yra karalienės aptarnaujantis personalas, kurios tiesiog maitina karalienę. Aš galvoju, kai gimsta skruzdėlė, iš karto jie yra priskiriamas vaidmuo, kas jie bus ten sargybinis valytoja ar prižiūrėtoja kokia nors. Ne, daro karjerą. Karjerą daro. Karjerą netgi daro. Taip. Okay. Jauniausios skruzdėlės dirba arba karalienės aptarnavimo personale, arba auklėm. Nes jauniausios skruzdėlės yra vertingiausios, joms daugiausiai liko gyventi. Ir jos neišeina iš skruzdėlyno. Tos, kurios gyvena giliausiai skruzdėlyne, jos yra saugiausios. Motinėlė iš vis niekada neišeina iš skruzdėlyno. Toliau skruzdėliai darantis vyresniai, jinai pereina į valytojus, po to pereina į rinkėjus. Va tik tai sargybiniai, ne visose rūšyse jie yra, bet tų rūšių sargybiniai, kur jie yra, jie gimsta iš karto tokie. Labai įdomi čia situacija. Gal dar paskutinis klausimas apie ligas. Ar skruzdėlynas gali susirgti, kaip jie gali užsikrėsti? Taip. Irgi skaičiau, kad savyje jos turi kažkokią antibiotiką ar kažką. Ten. Yra daugybė ligų, kaip ir kiekvienas gyvūnas gali sirgti. Ir yra daugybė ligų būdingų skruzdėlėms. Yra parazitai. Skruzdėlės gali turėti kirmėlių. Gali erkėm užsikrėsti. Gali grybeliais įvairiais užsikrėsti. Ir šiaip skruzdėlės, kadangi yra pakankamai socialiniai gyvūnai, ir jų visas gyvenimas yra skirtas kolonijos išlikimui. Pavienė skruzdėlė kaip ir nėra vertinga. Kolonija yra vertinga. Dėl to paprastai jos taiko karantiną. Kai kada būna, kad skruzdėlė pati kažko užsikrėtus nebeina namo. Kai kada būna, kad sargybiniai nebeįleidžia. Labai įdomi sritis. Tai ačiū Jums už edukaciją. Buvo labai įdomu.